Tai mieloji, aš tau turiu klausimą tokį. Kaip tu manai, kaip viena pažintis gali pakeisti apskritai tavo gyvenimą, tavo verslą? Ar tai yra įmanoma, kad kažkokia viena pažintis taip smarkiai įtakotų? Žinai, Vilma, kai aš tinklaveikavau dar prieš kuriant mūsų verslą, Mhm. ne kartą tai girdėjau, kad žmonės sako, į bet kokią tinklaveikos bendruomenę labai vertinga ateiti iš anksto pagalvojus, ko tu ieškai, ir kartais vertinga laukti visus metus to vieno kontakto, kuris gali pakeisti tavo verslą. Ar ne? Tiek užsakymų prasme, žinai, tiek kažkokių projektų prasme. Ir į tai žiūrėjau labai rezervuotai. Nu, galvoju, nu, žinot, susimoki, kaip ir daugelis mūsų, žinai, klienčių Start for Networking bendruomenės narių sako, susimoki už metus ir lauki kažko, žinai, kol kažkas tau kažką nuleis. Bet šiandien dienai aš puikiai suprantu, kad tikrai tai veikia, kai žinai, ko nori. Tačiau iš savo patirties asmeninės galiu pasakyti, kad ateina tie kontaktai, net kurių nesitikė, ir iš to kuriasi verslai. Mes esame neišimtis to paties, nes į vieną kitos gyvenimą atėjom be išankstinio plano ir pažinties. Pameni? Taip, tikrai pamenu, jog tu tada vedei mokymus. Galvoju, apie ką tie mokymai, gal apie networkingą ar kažką, ne? Taip, taip. Apie pažintis, apie networkingą. Ir tu auditorijai uždavei tokią užduotį, namų darbą, kad po paskaitos paskambinti žmogui, kurio nepažįsti arba kurį mažai pažįsti ir kurio lyg tarsi truputį bijai, ir pakviesti jį į pasimatymą. Ir aš tada po tos paskaitos galvoju, kad norėčiau paskambinti Ilja Laurus, bet neišdrįsau. Ir paskambinau po paskaitos tau. Ir taip pakviečiu tave į tą susitikimą. Aš labai gerai atsimenu mūsų susitikimą panoramoje, tą skanę kavą. Ir tikrai tuo metu netikėjome, kad praėjus 6 metams, beveik 6 metams, mes šiandien džiaugsimės. Start for Networking organizacija, kurią kūrėme, puoselėjome ir į kurią iš tikrųjų suinvestavom nepaprastai daug laiko, teisingai? Tikrai taip. Ir aš paskutinės pastarąsias dienas galvojau tokią mintim, pasidalinsiu rašydama straipsnį, bet dabar puikiai proga, manau, tą padaryti. Ėjau ir galvojau, kad kai mes pradėjom, buvo labai daug ne. Mums žmonės iš ties labai daug sakė ne. Taip. Ir šiandien eidama bandžiau prisiminti bent vieną tą žmogų, kuris pasakė ne. Aš jų neprisimenu. Ne vieno to žmogaus aš neprisimenu. Aš prisimenu tik tai tuos, kurie mums pasakė taip. Ir kitą kartą, kai galvoji, ar imti savo verslo, ar plėsti savo verslą, ar jį vystyti, ar kažką tai daryti, mums dažnai kyla baimė ir visokių abejonių, nes mes nujaučiam, kad dauguma mūsų nepalaikys. Nežinau, kodėl taip yra, kad artimiausi žmonės dažniausiai nepalaiko, draugai nepalaiko ir panašiai, bet nepaisant to, reikia prisiminti tokį dalyką, kad kai jūs tai padarysit, tų ne, jūs neprisiminsit. Aš tikrai pritariu to, Vilma, ir aš atsimenu, žinai, ne kartą mokė aplinka, sėkminga aplinka, kuri sėkminga ir tuo metu atrodė, wow, daug nuveikusi, sakė, jum pakanka vieno taip, tam tikrų momentų, kad jūs nuverstumėt kalnus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes turbūt buvom viena kitai taip, ne vieną kartą, ir dėl to tie kalnai verčiasi. Ir ne tik mūsų asmeniniai kalnai, bet ir mes darome įtaką daugeliui moterų ir jų verslų. Ir žinai, dar galvoju, prisimindama tą mūsų pradžią, ne vieną kartą tu sakei, kad Ramune, aš esu intravertė. Ar taip ir dabar galvoji apie save? Kad aš esu intravertė. Aš sakiau, kad man atrodo, kad po karantino aš tapau intravertė. Šiaip tai visada buvau ekstravertė ir man taip atrodė, bet po karantino man pradėjo atrodyti, kad aš esu intravertė. Bet kiek esu kalbėjus su psichologais ir su coacheriais, tai sakė, daugam buvo tas toksai dalykas, nes mes tiesiog atpratom nuo to sociumo ir per naujo reikėjo priprasti vėl bendrauti su žmonėm.
Tai tas intravertas visada yra kažkur, tai net didžiausi ekstravertai, jie nori pabūti ir vieni, ir kurį laiką galbūt atsiriboti ir nebendrauti, bet plačiaja prasme tai tikriausiai negalėčiau būti be žmonių. Man jų reikia ir galvoju, kad kurdama šį verslą, aš dažnai savo užduodu klausimą, dėl ko aš pradėjau tai daryti ir dėl ko man tai yra svarbu šiandien. Ir greičiausiai dėl to, kad man pačiai yra didžiulis poreikis būti su žmonėm ir bendrauti. Man atrodo, kad tai tokia didžiausia prasmė, nes, būti vienam, džiaugtis vienam, tai yra, kaip toj dainoj, kas man iš tos laimės, jei aš vienas džiaugsiuos, o šimtai liūdės. Man toks noras visada buvo nuo mažens dalintis. Ir tas dalinimas, jisai dažniausiai būdavo, kad tą savo energiją, man patikdavo kviesti žmonės visur pas save, organizuoti vakarėlius, stebinti, tarkim, pavyzdžiui, draugus. Tu žinai, kad su vakarėliais pas mus problemų nėra. Duokit mum biudžetą, mes jums padarysim vakarėlį. Turbūt dėl to renginiai man taip sekasi. Jo, mes su Ramunė juokaujam, kad iš tiesų sekantis mūsų verslas tai galėtų būti renginių organizavimas. Be abejonės, tikrai. Idėjų mums niekada nepritruks. Tikrai, galim suorganizuoti kokią nori, tik tai šventę su networkingo prieskoniu. O nepritruks kodėl? Aš čia noriu pabrėžti, žinai, ir tiem žmonėm, kurie žiūrės, klausys, todėl, kad yra du dedamieji. Vienas dalykas yra turėti idėjų ir gebėti organizuoti, kas nepaslaptis mums ir sekas ir mums patinka. Ir antra dalis turėti platų kokybiškų ryšių kapitalą. Taip. Kuris užtikrina, kad norės tame renginėje dalyvauti žmonės programos dalyje ir norės dalyvauti tie, kurie norės būti šalia, ar ne, dalyvio statusu. Tai aš manau, kad ta formulė renginių organizavimo yra labai svarbi, bet kam, kas norėtų tuo užsimti. Tai čia truputėlį toks lyrinis nukrypimas, bet man atrodo, ką pasakantis apie mus, Vilmute. O žinai, dar kalbėdama apie tas intravertus ir ekstravertus, ką aš norėjau paliesti, kad mūsų vidinėje bendruomenėje yra labai daug moterų, ką aš laikau vidinė mūsų bendruomenė. Nepaslaptis, kad per beveik 6 metus mūsų Start for Networking susitikimuose, kurie vyksta skirtingose Lietuvos miestuose arba nuotoliu, yra bent kartą apsilankę daugiau negu 5000 moterų. Tai išties, gal net ir daugiau, gal net ir daugiau. Tai yra išties dideli skaičiai. Ir beveik visos tos moteris atsiduria vidinėje Start for Networking bendruomenėje, grupėje, socialiniuose tinkluose ir stebi mus toliau. Taip. Ir tų stebėtojų mes turime labai daug. Ir tie stebėtojai tai yra žmonės, kurie galvoja, ne, aš dar ne tokia. Dar nepasiruošusi. Aš dar nepasiruošusi, va šitos moteris tai jau yra kažką sukūrusios. Arba tai yra moteris, kurios sako, aš dar šiek tiek paaugsiu ir jau tada galėsiu būti šitų moterų tarpe. Ką norėtum jom pasakyti iš savo pusės? Aš norėčiau pasakyti trumpai, gal abejonės kainuoja brangiau ir laikas yra svertas, per kurį jūs galite kažką padaryti arba kažko nepadaryti. Tai aš tai siūlyčiau nedelsti ir naudotis progą, gauti palaikymą, įkvėpimą iš kitų tokių pačių moterų, kurios lygiai taip pačiai kūrė verslus, bijo, bet daro. Kaip sakau, kažkas yra gražiai pasakęs, kas tai yra drąsa. Kas yra drąsa daryti. Tai baimė sukalbėjusi visas maldas. Būti drąsiam tai nereiškia nebijoti, tai reiškia bijoti, bet daryti. Bijoti, bet daryti. Tai pas mus dauguma tokių moterų ir tikrai jūs padrąsins, įkvėps tam žingsniui tiesiog ar pradėti savo verslą, ar jį perkelti į kitą lygį, nes mūsų bendruomenė yra įvairiausių moterų, tiek tų, kurios tik pradėjo savo verslą, tiek tų, kurios jau išaugę yra, tiek patys startupai ar, sakykime, jau seniai veikiantys žinomi verslai Lietuvoje. Tarp kitko, Ramunė, aš į tą temą turėjau klausimą, kaip tu manai, pradedant verslą, reiktų iš naujo, tau dabar pradėti kažkokį tai verslą, sugalvotum, ane? Kaip tu manai, kas yra svarbiausia? Iš tos patirties, kurią turi dabar.
Pradedant verslą, kas yra svarbiausia? Žinai, Vilma, aš nesu to verslininko, kuris labai gerai apskaičiuoja, pasirašo superinį verslo planą, pavyzdys. Mm. Aš esu kūrybininkė ir tu tai puikiai žinai. Pastebėjau. Aš esu kūrybininkė ir aš turiu savo atsakymą, nes Start for Networking yra antroji organizacija, kurioje aš pasimatavau verslininkės statusą, taip galėčiau pasakyti. Ir pažinodama labai gerai save, žinau, kad pirmas žingsnis, kuris man asmeniškai yra labai svarbus, tai yra turėti gerą verslo partnerį. Ką aš noriu pasakyti po žodžiu gerą ir kas Taip, yra vat man geras. Kas yra geras verslo partneris? Taip, kas yra man geras verslo partneris? Tai yra žmogus, kuris papildo tavo kompetencijų trūkumą. Nes mes visi esame labai labai skirtingi. Ir faktas, kad iš karto nuskenuoti, ar tai yra sėkmingas tas duetas ar ne, nieks tau garantijų jokių niekada neduos. Tačiau reikia įsivertinti, kokias stiprybės turi tu ir kokias stiprybės turi kitas žmogus. Tačiau dar vienas labai svarbus svertas, tai yra mes daug kartų su tavim apie tai kalbėjom, čia pajuokausiu ir klausytojams, žiūrovam, mes keliaudamos į skirtingas šalis, ypatingai su Start for Networking renginiais, gyvendamos vienam kambarį, turime tuos pokalbius, ar ne, tokius iš širdies neretai ir ten išsikalbame, ar ne, tikrąją tą žodžio prasme išsikalbame. Ir nekartą sakėm, kad labai svarbu, kad sutaptų vertybės. Tikrai taip. Labai svarbu, kad sutaptų vertybės, kad vertybės sutaptų tiek kuriant kažką, tiek dalinantis kažką. Ir tą sąmoningai labai pabrėžiu, todėl, kad kai pradeda sektis, išsigąsta daugelis ir išsiskiria interesai. Ir ne veltui dabar užlipau ant to teiginio, kai sekasi, reikia bijoti sėkmės, o ne nesėkmės. Tikrai taip. Dažnai žmonės pamiršta tokį dalyką, kad iš tiesų, kaip ten sako, nelaimiai draugą pažinsi, bet iš tiesų tai nebūtinai, kaip tik gal laimiai ir džiaugsme, nes čia irgi yra išbandymas labai didžiulis. Labai didžiulis. Ir žinai, iš ko aš tai sprendžiu, iš ko darau tokias įžvalgas, todėl, kad kai ateina į mūsų bendruomenę moteris ir jos sako, ar greit atsipirks, ar čia greitai, žinai, čia viską padarysiu. Ir jau dabar mes drąsiai su tavim sakom, tu nebijok nesėkmės, tu bijok sėkmės, nes kai tau pasiseks ir išsirikiuos eilė, ką tu su jais darysi. Ar tu esi pasiruošęs tai užtikrinti, plėsti savo komandą ir dirbti daugiau negu buvai įpratęs iki šiol. Nes tinklaveika labai dažnai įtakoja perdegimą, apie ką mes tikrai neretai girdim ir iš savo narių. Tai dar taip sumarizuojant tą klausimą, kurį tu man uždavėjai, aš pasakysiu, kad partneris, kuris tave papildo, partneris, su kuriuo sutampa vertybės ir didžiulė besąlyginė pagarba kitam žmogui. Tolygi tavo antrai pusiai šeimoje. Aš sakyčiau taip. Aš tuo vadovaujuosi, man tai yra svarbu, nes neturi būti patogu tik tau, turi būti su tavim patogu ir kitam. Ne? Čia vat yra tas momentas. Aš tą parsinešiau iš 11 metų pramoginių šokių gyvenimo. Kai tu šoki poroje su partneriu, garantuotos prizinės vietos yra tik tada, kada yra sinchronas. Kai pradeda klibėti viena arba kita pusė arba neina vedimo link, tiek viena, tiek kita pusė, nes šokiuose yra tam tikrų šokių, kur veda ir partnerė, perima iniciatyvą, ypatingai Latino Amerikos šokiuose, tai tada šokis ir duetas išyra. Tinklaveika tai galimybių šokis. Nesėdėk ant atsarginio suolelio ir pakviesk į šokį pirmas Kitą asmenį. Taip, rodyk iniciatyvą. Tinklaveika yra apie iniciatyvos rodymą ir apie naudojimąsi galimybėmis, kurios ateina per kitus žmonės. Ir aš savo įvairiuose tekstuose, kurie apibūdina mane, įžangos visur esu pasirašius, kad aš esu žmogus, kuris kuria galimybės kitiems, kuris supažindina kitus su galimybėmis. Ir pastaruoju metu irgi galvoju apie savo gyvenimo misiją, jog visgi kaip bebūtų, jeigu reiktų vienu žodžiu apibūdinti
ką aš veikiu, tai mano atsakymas būtų, jog aš esu tarpininkas. Tarpė tarp kažko. Ir dabar galvoju, iš tiesų tai yra labai, man asmeniškai, tai gražus pavadinimas tarpininkas. Aš kiek save prisimenu, nuo pat mažumės buvau tarpininkas, kuris, nori draugauti, bendradarbiauti, kuris supažindina kitus žmonės, su kitais suveda, kad toks kaip kanalas, tai va. Ir networkingas man tapo iš tiesų gyvenimo būdu jau anksčiau. Tiesiog aš, kai baiginėjau mokyklą, galvojau, vat kuo norėčiau būti. Ir tuo metu nebuvo daug tokių profesijų, kokios yra dabar. Tai aš norėjau būti žurnalistė. Norėjau būti žurnalistė ir vėliau supratau, kodėl. Žurnalistė ir psichologė paskui norėjau būti. Tai dabar iš esmės tas tarpininkas ir atlieka tos du vaidmenis - psichologo ir žurnalisto. Ir tiek nekilnojamo turto srityje, kurioje aš dirbu, tiek networkinge aš esu tarpininkas. Tai Starfo networking bendruomeniai, ką daro mes abi su tavim, abi esame iš tiesų tarpininkės, tai suvedinėjam žmonės su reikiamais kontaktais. Jeigu taip paprastai, ne tas suvedinėti, tai čia irgi toks, ne visai gal, sakykime, toks gražus išsireiškimas, bet supažindinti, ne, sukonektinti, čia negerai irgi, nelietuviškai, supažindinam žmonės su tai žmonėm, kurie jų ieško. Netgi dar aš pasakyčiau papildomai, mes duodam impulsą didžiulį. Nes pamatyti galimybės kitame žmoguje ir jį nukreipti prie tinkamo kontakto, tai yra tam tikra misija. Labai geras pastebėjimas, nes aš per tuos 6 metus, kuriuos mes kūrėm šią bendruomenę, aš pastebėjau tokį dalyką, kad dažna moteris turi labai didžiulį potencialą, bet pati jo nebesuvokia arba nemato. Jinai, kaip ten sako, prie gero priprantama, ne, tu pripranti prie savęs galbūt ir nebematai savęs iš šono, savo talentų ir stiprybių. Ir tu bendraudamas su tuo žmogum tiesiog matai, kad jis galėtų ir tą daryti, ir aną, ir tiesiog tie pokalbiai tokie tikslingi pradeda vykti, kada tu tiesiog nori padėti tam žmogui atskleisti savo potencialą ir išnaudoti savo galimybės. Žinai, Vilma, aš manau, kad nebereikalo dabartinėme pasaulyje arba dabartinėje ekonomikoje vis populiaresnė tampa tinklaveika ir apskritai tinklaveikos bendruomenės. Tai tampa tam tikra mada, gerąja, ar ne, rinkoje mada, ir nebe priežasties. Ta mada yra iš tikrųjų man asmeniškai labai primtina. Pasidžiaugim, kad mes prisidėjom prie tos mados kūrimo. Tikrai taip. Žodį tinklaveiką mes išradom su Ramune. Taip, integravome į verslo pasaulį. Ir kodėl ta mada atsitiko ir atsirado? Ogi todėl, kad kai suburi bendruomenę, kuri sąmoningai ateina dėl kito, ar ne, norint, kad, aš noriu būti tokių žmonių tarpe, kurie kažką veikia, iš jų mokytis ir su jais drauge kurti, tai nepasisekti tiesiog negali. Todėl, kad ir mum pačiom būti šitoje bendruomenėje yra dovana, ne? Sulaukti rekomendacijų, nuolatinio dėmesio ir klausimo, o ką kartu galime nuveikti. Ir kai ateina moteris, jos sako, aš neatsimenu, kada aš jaučiau, jog tiek rūpiu kitiem žmonėm. Ir rūpiu ne tik kaip asmenybė, bet mano verslas, mano veikla, žmonės domisi, o kodėl tu dar nepadarei kažko, arba o tai kaip mes galim tai padaryti kartu. Tai yra didžiulė vertė. Turbūt net pinigais neišmatuojama mano galva. Tikrai taip. Ar esi pastebėjus, Ramune, kad dabar pakankamai dažnai verslo susitikimai prasideda nuo klausimo, o kokiam klubui tu priklausai? Labai dažnai. Priklausyti klubui, dabar yra mada ir sporto mada, tai labai teisingos mados. Labai geros mados dabar. Priklausyti kažkokiam sporto klubui ir priklausyti verslo ar tinklaveikos ar kažkokių tai profesinių interesų klubui. Taip. Dabar yra mada. Gal ne dabar, jinai gal visada buvo. Tiesiog užsienį dabar jinai buvo anksčiau. Taip. Į Lietuvą jinai atėjo kiek vėliau, bet jinai atėjo. Tiesiog dabar, aš, pavyzdžiui, irgi savo aplinką žiūriu, aišku, didžioji mano dalis aplinkos tai yra Starfo networking bendruomeniai priklausančios moterys, bet yra ir kitų, sakykime, asmenų, su kuriais bendrauju, tai praktiškai visi, kurie turi savo verslus ar veiklas, priklauso kokiam nors verslo klubui.
Ir tą viešina, Taip, ir tą tą tikrai viešina, taip. akcentuoja Taip. kaip pridėtinę vertę. Mano giliu įsitikinimu, jog priklausimas verslo klubam, tinklaveikos klubam sukuria pridėtinę vertę, reputaciją tam žmogui. Aišku, reikia žinoti dar kokiem klubam priklausyti, nes ne visi klubai kuria tą gerą reputaciją, ne, bet daugumoje, kuriuos aš žinau, ne, tai taip. Žinai, kas mane dar labiau žavi, nu ne labiau gal, sakykime, bet kas mane žavi, jog moteris tą labai gražiai, kalbu apie moteris, nes mūsų organizacija skirta būtent moterim, mėly vyrai, mums viskas. Dabar ir klausimas, o tai kodėl tik moteris? Kas čia per klubas, kodėl nėra vyrų? Tuoj pat aš atsakysiu į tą klausimą, bet ką norėjau pasakyti, kad aš skaičiau ne vieną gyvenimo aprašymą, kuriame moteris labai detaliai yra nurodžiusius ir išnagrinėjusios kompetencijas, įgytas naujas kompetencijas būtent tinklaveikos organizacijoje. No. Tai vat ypatingai lyderystė, ar ne? Gebėjimas valdyti komandą, nes nepaslaptis, kad atėjus į organizaciją tu gali save išmėginti ne tik nario statusu, bet ilgainiui užaugti iki klubo lyderio pozicijos ir ugdyti savo lyderystės gebėjimus, kas praverčia ir asmeniniam versle, be jokios abejonės. Nes lyderystė tai yra ir apie savęs valdymą. Taip. Tai nėra lyderystė tik, žinai, vat, kad kažkokia komanda man turi būti pavaldi ir aš va dabar ten lyderiausiu kažkam. Taip. Lyderystė taip. Pirmiausia tai yra apie asmenį, apie tave patį. Apie emocinį intelektą, apie augimą. Tikrai taip. Tai kaip ten su tais vyrais, Vilma, pas mus? Kodėl mes nepriėmėm vyrų? Žinokit, daugiausia kritikos susilaukėm ir priekaištų, ir klausimų. Nu kas ten per klubas, kodėl ten nėra vyrų? Ramunė, kiek pas mus bandė vyrų registruotis per mūsų chatbotus? Kiek vyrų registravo savo moteris? Taip, kiek vyrų pirko narystės? Moterims savo. Moterims. Nu fantastika, fantastiniai vyrai. Nuostabus vyrai, gal dėl to, kad abi sėkmingai ištekėjusios. Gal, nežinau. Tai va, tai iš tiesų dabar su tais vyrais, aš tai galvočiau, kad reikia ištaisyti šitą reikalą. Mums ne vieną kartą sakė, kad merginos, moteris, mielos, jūs neižvelgėte naujos nišos. Jūs galite labai išvelgiam. Jūs galite paraleliai sukurti vyrų klubą ir tinklaveika tarp šitų dviejų klubų galėtų būti labai sėkminga. Tai tikrai taip. Mums yra sakę ne vienas. Tikrai taip. Nu, juokas juokais, bet taip, iš tiesų yra skirtumai tarp vyrų ir moterų, sakykime, verslo kūrimo įpročių, principų ir panašiai. Tikrai nesame feministės. Tikrai tai čia reiktų tą pabrėžti, kad mes nesame feministės. Mes bendradarbiavame lygiai taip pačiai su vyrais ir aš netgi jau, sakyčiau, norėčiau daugiau bendradarbiauti su vyrais dėl jų logikos, sakykime, ir tokio galbūt stabilesnio emocinio fono. Bet nepaisant to, taip mūsų bendruomenė yra skirta moterims, nes moteris turi, nu čia dabar blogai pasakysiu, spec poreikius. Kokie tie moterų spec poreikiai, padetalizuok. Nu gerai, juokas juokais. Bet spec poreikis yra koksai. Tai pagrindinis dalykas, aš sakyčiau, jeigu dabar reiktų sakyti, skirtumai tarp vyrų ir moterų tinklaveikos yra, ne? Taip. Tai vienas dalykas galbūt toks pagrindinis, man atrodo, stebint, sakykime, žmonių bendravimą ir bendradarbiavimą, tai, kad gal vyrai yra konkretesni, jie aiškiau žino, ko jie nori. Moterys dažnai nežino, ko jos nori. Ir tai yra absoliučiai normalu. Ir kai susitinka dvi moterys, kurios ne iki galo žino, ko jos nori, jos vis tiek kažkaip tai randa bendrą kalbą. Bet pavyzdžiui, jeigu vyrai susitiktų... Nežinantis abu, ko nori. Nežinantis abu, ko nori. Nu tai toks, žinai... Verslas nevyktų. Vargu bau, ar tokie susitikimai vyksta tarp vyrų. Nu, nevyksta. Žinai, dar vieną labai gerą pavyzdį man davė mūsų viena ilgametė narė. Jinai sako, Ramunė, ar tu kada nors matei socialinėje erdvėje, kai parašo kokia nors viena moteris, veikli, versli postą apie savo veiklą, kad vyrai jai rašytų, bet tai kaip tu fantastiškai padarėjai. Jeigu ne tu, šitas tavo veikla neturėtų tokio atspindžio. Kas
paklodėmis rašo komentarus. Vyrai ir moteris. Kas Moteris. daugiausiai palaiko Taip, viena kitą? tai vat Moteris. sekantis dalykas, ką norėjau pasakyti, kad labiausiai galbūt skirtumai yra palaikymo, motyvacijos ir įkvėpimo. Moterys iš prigimties yra labai empatiškos ir jos vat kurdamos tą ryšį labai galbūt įsijaučia į, galbūt net kartais pernelyg daug, bet, nu, sakykime, gal retesniais atvejais, bet daugumoje atvejų tai gali suprasti geriau kitą moterį. Globoti vieną kitą tam tikrą prasme netgi. Taip, taip. Pas vyrus viskas yra konkretu, aišku, tikslu. Pas moteris gali būti abstraktu. Gali. Pažiūrėk, kiek daug yra abstraktumo, bet tame abstraktume jos kažkaip vis tiek sugeba sukurti ir ne vieną verslą, ir netgi kelis. Mes turime organizacijų moterų, kurios turi 7 verslus. Vilma, jos turi ne tik 4. 7 verslus, jos turi 5 arba 7 vaikus. Taip. Dar pridėkim ir vaikus. Pridėkim ir vaikus, nes tai yra atskiri projektai. Taip. Ir tikrai jau padarėm tokią išvadą, kad kuo daugiau vaikų, tuo daugiau veiklų ir sėkmingesnė moteris. Nu čia taip perkeltinė prasme, bet mes turim pavyzdžių. Taip, tai susiję. Vaikai, susiję. taip, vaikai ir verslai yra kažkaip susiję. Nu, tokį darom išvadą, ne, Ramūne, nes kitos, sakykime, moterys galbūt sako, ai, tai čia pas mane daug vaikų, tai ką, dėl ko čia ką daryti, ne dabar. Tuo tarpu pas mūsų organizacijoje yra tikrai daug daugiavaikių mamų. Tai yra mamų, kurios turi daugiau nei 3 vaikus. Kiek daugiausia vaikų turi mūsų narės? Jeigu aš gerai pamenu, mes tikrai turėjom narę iš Prancūzijos, kuri turėjo 7 vaikus. Taip. Mes turėjom Vilniuje narę, kurie turėjo 5 vaikus. Jau aš nekalbu apie mažesnį skaičių, nes tai yra jau, nu, kaip sakant, nebe Taip, ir dabar turime organizacijų, kur narės turi vaikų po 4. Tikrai taip. Yra Tikrai tokių, taip. kurios laukėsi 4. Taip. Tikrai taip, tai nuostabu. Tai yra nuostabu, tai yra nuostabu. Kaip su tuo pervargimu, kaip su tuo perdegimu? Ne veltui mes juokavom tik šiandien įsitaisiusios čia savo maloniam pašnekesiui, kad pradėjo rinkoje integruotis nauja mada. Paverkime. Paverkimas... Galvojau, sakysi, balanso. Balansas irgi, bet pirmiausiai paverkime, tam, kad mus pamatytų ir išgirstų. Kad išgirstų dėl peržiūrų skaičiaus. Kad išgirstų dėl peržiūrų skaičiaus. Nu, Ramūne, nemoku aš verkti. Kokių dujų neturit, papurkšim. Svogūno reikėjo pasimti. Va, tau ir būtų. Aš pjaustau svogūno, tu verki į kamerą. Aš pasakoju ir verkiu į kamerą. Nu, o ko ne rilsas? Bet tu man pasakyk, kaip taip nutinka, kad pradėjus patikti rinkai, pradėjus aktyviai veikti, moteris tampa nebelaimingos ir įvyksta perdegimas. Kaip tau atrodo, kuo tai yra susiję su tinklaveika? Nu, tu čia suvartai klausimą. Nu, su kuo susiję su tinklaveika? Gal nesiečiau perdegimo su tinklaveika. Čia yra gal, nu, vat kaip mes dabar ruošiamės gimtadieniu, ne? Ir gyvenimo balanso rato temas parinkom, ne? Tai, kurio aš labai anksčiau nemėgdavau. Taip, svarbiausios gyvenimo sritys kokios yra moteriai. Tai pirmiausia šeima, Pirmiausia. ne? Sveikata. Taip. Nu, aš ne tai, kad pirmas, antras, bet tiesiog šeima, sveikata, karjera, asmeninis augimas. Tobulėjimas, augimas, taip. Nu, laisvalaikis, hobis kažkoks ir taip toliau, ne? Ir socialinis gyvenimas. Ne? Socialinis gyvenimas, kada tu, reiškia, esi naudingas visuomeniai, savo aplinkai. Tiesa. Tai jeigu žmogus save sugeba teisingai padalinti per visas šitas gyvenimo sritis, tikėtina, kad jis tikrai neverks į kamerą ir nesakys, kad aš perdegiu, ar kad ten man kažkas tai nutiko, nu nebent kažkokia ekstra situacija gyvenime. Ar tu pažįsti tokį žmogų, atsiprašau, kuris yra balanse? Balanse tarp visų šitų sričių? Manau, kad taip. Pažįsti? Manau, kad taip, bet daugumoje tai yra tikrai aukšto sąmoningumo asmenys arba dvasininkai, arba, sakykime, išminčiai. Galbūt taip, jeigu tu klaustum apie verslo pasaulį, ar aš pažįstu laimingą verslininką, kuris sakytų, kad aš esu balanse, nu,
greičiausiai, kad tektų paieškoti ir Mhm. gerai pagalvoti, kažkuris sritis vis tiek bus Taip, nuskriausta. taip, tikrai. Ir mes besiruošdamos šių metų gimtadienį su tavim vat ir svarstėm, ane, ką mes labai dažnai girdim iš moterų, Taip, taip. organizacijų ir ne tik Ir ne organizacijų, tik aplinkoje mūsų. Mhm. mūsų aplinkoje, kad perdegiau, kad čia skiriuosi, kad Krinka sveikata. taip, kad su sveikata kažkas tai jau ten pradėjo darytis ir kažkokie tai ten dar niuansai. Tai perdegimas, aš nemanau, kad jisai yra susijęs su tinklaveika, prie to klausimo dar grįšiu, aš manau, kad perdegimas yra susijęs su tuo, kad tiesiog dauguma žmonių kelia savo galbūt per didelius ar neįmanomus tikslus ir neįvertina, sakykime, neįvertina galbūt to, kad ne tik pats, kad tikslas tai nėra tik tai rezultatas, kad tikslas turi būti ir pats procesas. Jeigu tu esi nelaimingas procese, nu tu nebūsi laimingas rezultate. Tiesa, kaip labai, pavyzdys. labai gera tavo frazė. Taip, nu kaip pavyzdys, nu tarkim, pavyzdžiui, tu žinai, kad tau reikia eiti sportuoti. Ne, bet tu gali pasirinkti keletą krypčių, kaip Taip. tu sportuosi, ne, kaip tu gerinsi savo būklę, eisi į salę, plaukiosi, šoksi, ne? Tai jeigu, tarkim, pavyzdžiui, tau labai patinka šokti, o nu, ten tu save ar kažkas tave verčia eiti į salę ir tu sakai, nu gerai, eisiu, bet tu tame procese jausies nelaimingas. Tai nu ir rezultatas tavęs nedžiugins. Tai čia, vat, kalbant apie tą perdegimą, aš jį irgi esu kažkada tai turėjusi anksčiau, žinau, kas tai yra ir kokia tai sunki būklė ir kaip sunku yra iš jo išeiti ir vėl atgauti tą džiaugsmą gyvenimui. Tai aš tiesiog iš savo perspektyvos taip pasakysiu tą, kad galbūt tokie aiškus tikslai, komandiškumas, tinkami žmonės šalia galėtų padėti išvengti to. Tiesiog, jeigu tai žiūrėti per verslo pasaulį. Nes dažnai perdegimas, Ramunė, ne, vat, ką mes girdim bendruomenį, dėl ko įvyksta. Dėl to, kad žmogus vienas pats nori uždirbti visus pinigus. Jis nenori dalintis, jis nenori mokytis delegavimo, jis nenori samdyti komandos. Jis galvoja, kad aš geriau uždirbsiu daugiau vienas pats, negu kad kažką samdysiu. Tai čia yra smulkaus ir vidutinio verslo pagrindinė problema. Ir iššūkiai. Dar vieną problemą aš išvelgiu ir kartais su savimi viduje pasikalbu, kad rinkoje yra labai daug temų, kurios yra susijusios su meile savo. Ar ne? Moteris ateina į organizacijas ir į mūsų, ir į kitos panašaus profilio, norėdamos tapti verslininkėmis arba stiprėti šitoje srityje, ar ne? Taip. Vystyti savo verslą. Taip. Tačiau reikia pripažinti, kad verslas be darbo yra neatsiejamas. Taip. Čia yra iliuzija, kad aš nieko nedarysiu, mylėsiu save ir man pasiseks. Taip. Stebuklai neįvyksta. Ir kaip ir jeigu vėlgi lyginam su sportu, ar tu plauksi, ar tu eisi į salę, ar tu, nežinau, pilates užsiminėsi, ar ne, tau reikės dirbti. Ir Tikrai natūralu, kad kai tas darbas tampa rutininis, ar tai yra tinklaveikos susitikimai, ar ne, pažintis ir strategijos, rekomendacijų dalybos prasme, ar kiti veiksmai, jie ilgainiui pabosta ir vargina. Taip. Tačiau norint lipti arba eiti, kaip ten sako, nerti į tą galerą, mes turime suprasti, kad reikės daryti pačiam. Taip, ir prisimeniau vieną galbūt tinkamą šitam momentui frazę, jog pailsėti reikia ne tada, kada tu pervargsti, o prieš pavargstant. Tai šitoj vietoj, vat, kaip tu sakai, kad jeigu jau tave kažkokie tai darbai rutininiai slegia ir tu jau kažko tai nebenori daryti, tai yra ženklas, kad tu turi samdyti žmogų. Impulsas. Taip, impulsas, kad tu turi pradėti galvoti apie komandą. Tiesa. Kad tu vienas pats jau nebepaveži. Jeigu tave anksčiau džiugino tam tikri dalykai, o dabar nebedžiugina ir tai tapo rutina, Taip. o tu vis tiek esi kūrybiškas ir nori eiti kažką tai daryti, nu, tai tu turi kažkaip išspręsti tą problemą. Reiškia, ieškoti žmogaus ar partnerio ar darbuotojo, kuris dengtų tas sritis, kurių tu nebegali arba nebenori dengti.
Dar vienas momentas, čia jau aš žengiu šiek tiek į mūsų 6-ojo Start for Networking gimtadienio temą, ar ne, kurią mes vystome ir Taip. kuriai pasikvietėm tikrai fantastinius lektorius. Jeigu mes užsimerkime prieš tam tikrą balanso rato dalį, galvodami, kad šito nereikia man, tai irgi įvyksta tam tikra saviapgaulė. Sutinki? Todėl, kad jeigu aš esu labai sėkmingas karjeroje, aš pati balanso rato visada vengdavau. Man tai atrodydavo tokie, žinot, moteriški rateliai, pasižiūrėkit beletristiką, kaip aš jaučiuosi. Aš visą laiką buvau darytojas. Ne? Gal tas sportas įtakojo jaunystėje mane. Aš sakydavau, ką reikia padaryti, o paskui žiūrėsim, kaip ten viskas veiks. Kaip jausios po to. Kaip jausios po to. Taip. Ir niekada nebijojau darbo. Nežinau, pagal zodiaką esu jautis. Aš esu žmogus, kuris nebijo darbo. Ir tie balanso ratai mane karts nuo karto gazdindavo, tačiau, kai aš jį nusipiešiau ir tikrai atlikau labai atsakingai, dabar su savo 40 metų bagažu, aš supratau, kad nėra taip blogai, tačiau yra tam tikros sritis, leisiu savo jų neminėti, kurias aš esu sąmoningai apleidus. Ir iki šiol galvojau, kad aš ir be to galiu gyventi. Kad tai kažkaip savaime ten susidengs, kompensuosis. Taip, bet taip neatsitinka. Taip neatsitinka. Ir tas minusas jis gilėja tam tikrose srityse. Ir apie tai pradeda signalizuoti, nežinau, kaip pavyzdys, sveikata, asmeninio gyvenimo krizės, ar dar kitos, ar ne temos, kaip kam, jau čia kiekvienam individualiai. Ir tada tu turi vis tiek prie to sugrįžti. Tai va, kviečiu tave į Start for Networking gimtadienį. Balandžio 11 dieną turėsime įspūdingą šventę. Taip. Kurioje turėsime net 4 lektorius. Aš manau, kad verta gal apie kiekvieną jų šiek tiek pakalbėti ir pasidžiaugti. Taip, iš tiesų, gimtadienio šventėje dalyvaus mano mylimas kunigas Algirdas Toliatas, kurio frazė geriausia daugybė, tai dalyba mane įkvėpė iki šiol. Ir manau, kad bus labai labai prasmingas ir įkvepiantis jo pranešimas. Taip pat gimtadienyje dalyvaus šios studijos įkūrėjas ir savininkas Artur Lebedenko, kuris dalinsis taip pat ir apie sportą, apie sveikatingumą, apie tai, kaip siekti geros savijautos. Ir su Arturu mes irgi kalbėjome apie perdegimą. Ir kodėl ypač moterims svarbu yra sportuoti, tai žinau, kad Artur labai ruošiasi tam pranešimui. Ramunė kažką nori dar papildyti? Taip. Aš ir norėjau, pasakyti, kad kai kalbėjome su Artur, tai sakėm, kad tai arba klausėm jo, kaip gali būti susijęs perdegimas, ar ne, su mityba, su sportu. Ir jisai labai labai daug gražių davė pavyzdžių, kad tai yra tiesiogiai susiję dalykai. Ir kad jeigu mes užmerkiame akis prieš tam tikrą sritį, natūralu, kad perdegimo sindromas, nežinau, kaip jį galima tai pavadinti, jis ateis. Laiko klausimas kada. Mes turėsime svečiuose Arną Markevičių, mano kolega AAA Consulting mokymų organizacijos srityje. Žinoma, lektorių dirbantį su santykiais, poros santykiais, turinti fantastinį podcastą. Skiriamės juokauju. Kas dar nežiūrėjote, irgi labai rekomenduoju pasižiūrėti. Arnas yra tas pavyzdys, kuris šitoje temoje ne tik savo asmeninę istoriją visada integruoja, bet ir mokosi. Šiandien dienai žinau, kad studijuoja dabar psichologijos studijas, sugrįžo į Vilniaus universitetą studijuoti. Labai norisi, jog Arnas paliestų tam tikras mintis ir manau, kad palies apie tai, kaip neištekėti už savo verslo arba veiklos, nes moteris įsitraukusios į savo mylimą veiklą karts nuo karto pameta. Pamiršta kitas gyvenimo sritis ir iš tiesų, aš galvoju, kad čia tikrai yra didelė problema, iššūkis, kai tu turi mylimą verslą, veiklą, darbą, tu nebeskaičiuoji valandų. Tiesa. Ir tu savo laisvalaikiu, tu nebeturi laisvalaikio, nes tu per visą savo laisvalaikį kažką tai dirbi. Ir aš manau, kad didžioji dalis verslių, veiklių moterų ir ne tik moterų, galbūt ir vyrų tarpe, yra ta, kad mes pametam savo laisvalaikį.
nu, kaip sako, ne, kad 8 valandos turi būti miegui, 8 valandos darbui ir 8 valandos gyvenimui. Taip. Tai vat klausimas yra, ką žmogus veikia per tas 8 valandas gyvenimo. Tai verslininkė, aš tikrai galiu už jas atsakyti ir tame tarpe ir už save, kad iš tų 8 valandų, kur yra gyvenimui, tai dalis nueina vaikam, Taip. būreliam, taksi parkui paslaugom. ir taip toliau, ane? Nes Taip. dažniausiai kažkodėl tai moteris vaikus, nu nepykit vyrai, jeigu jūs vežiojat, bet tokių mažuma, kad moteris vežioja vaikus į būrelius, ten kažkaip tai prapuola tas laikas, nu ir viskas tada valgio visokie gaminimai, buitis ir kas lieka dažniausiai dar, jeigu kažkas būna nepadaryta dieną, tu darai vakare. Ir Taip. finale gaunasi, kad tu nebetenki to savo gyvenimo. Tai va šitoj vietoj tikrai labai svarbu pasižiūrėti, nu ar aš pats, na, tą savo dieną suplanuoju tinkamai. Kai buvo mano praėjęs gimtadienis, Vilma, tu man palinkėjai, linkiu tau atrasti naują hobį. Taip, aš negalvau, kad tu taip imsi ir atrasi. Aš tiesiog, nu, palinkėjau. Su tuo susijusi labai tokia rimta ir juokinga istorija, todėl kad kai aš nėriau į sportą, sveiką mitybą sportą, aš galvau, dabar aš turiu naują hobį. Ir mano trenerė man sako vienos treniruotės metu, o kokį hobį tu turi? Ir aš jai sakau, sportas, žiūrėk, aš atradau naują hobį. Jinai man sako, mieloji, čia joks hobis. Tai yra higieninė rutina. Sako, juk tu, valydamas ryte ar vakare dantis, nesakai, kad aš turiu hobį išsivalyti dantis, ar ne? Taip. Tai lygiai taip pat ir sportas. Tai va, tai tu dar neturi hobį. Vadinasi, aš vis dar neturiu hobį. Kviečiu tave į beach tenisą. Aš turiu hobį, pas mane su hobiais nėra problemų. Aš kažkaip tai visokių tokių hobių prisigalvodavau. Tai vat buvo kitesurfingas, kaitavimas. Dabar yra paplūdimio tenisas. Tai va, labai labai svarbu, tai teikia iš tiesų labai didelį džiaugsmą ir tikrai linkiu kiekvienam atrasti savo hobį. Ir noriu pristatyti 4-ąją mūsų gimtadienio pranešėją, nuostabią moterį, kuri... Pagaliau moterį, ar ne? Taip, Viktorija Čijunskytė, Profitus sutelktinio finansavimo platformos įkūrėja ir valdybos pirmininkė, kurios paprašėme pasidalinti tema, kokia yra finansinės nepriklausomybės kaina. Man asmeniškai Viktorija atrodo tokia super wow įkvepianti moteris, kuri iš smulkaus verslo sukūrė iš tiesų didžiausią sutelktinio investavimo platformą. Taip pat žinau, kad Viktorija turi ir kitų verslų. Turi tikrai. Ne tik šį. Tad bus labai įdomu išgirsti ir jos asmeninę istoriją, kuri man šiek tiek buvo prasitarus, kad irgi buvo patyrus ir perdegimą, ir skyrybas, ir kaip su visu to susitvarkė. Tai iš tiesų, manau, bus įkvėpimas visoms verslioms moterims išgirsti tokias įdomias asmenybės ir jų asmeninės patirtis. Iš tiesų, šį gimtadienį norime padaryti ne tik tokį, kad, žinot, vat, ateinu, sėdžiu ir klausau. Pas mus, na, šiaip tokių gimtadienį niekada ir nebuvo, mes visada laikomės formato pamoka su pramoga. Taip. Teisingai? Teisingai, visiškai teisingai. Kad būtų įdomu, veiksnu ir paveiku. Tai antrą dalį turėsim diskusijų, diskusijos Mastermind ir World Cafe formatu, kurias moderuos mūsų klubų verslios moterys, savo sričių ekspertės. Turėsim įvairias temas, balanso rato temas. Šiek tiek ir plačiau imsime. Taip, kuriuose vyks įvairios diskusijos, tad kiekviena atvykusi gimtadienio šventę galės iškelti savo užklausą klausimą, nu, tarkim, pavyzdžiui, kad ir apie verslo strategiją arba sakykime, apie, nežinau, asmeninį augimą, tarkim, kažkokie strigimai, ar tarkim, galbūt moteris šiuo metu patiria iššūkius santykiuose. Tai pagal visas balanso rato temas pagrindinės, kaip ir sakiau, karjera, šeima, santykiai, asmeninis augimas, bus diskusijos su kitomis moterimis ir ekspertėmis toje temoje. Taip, ir reikia pasidžiaugti, kad tos ekspertės yra būtent Start for Networking narės, ar ne, atvykstančios iš skirtingų Lietuvos miestų. Taip. Mane turbūt labiausiai džiugina tai, kad būtent 2 kartus metuose
mūsų klubo gimtadienio šventėje, visuotinio, ar ne? Tiek gala vakaro metu mes turime galimybę surinkti didžiąją dalį mūsų bendruomenės narių, susirenka mūsų aktyvūs nariai, kurie yra narystėje šiandien ir čia, susirenka mūsų alumni moteris, tai yra tos moteris, kurios jau prieš kelis metus buvo mūsų organizacijos aktyviomis narėmis, susirenka tos moteris, kurios vis dar stebi ir jaukinasi mūsų bendruomenė, tai yra unikali proga, nes šitas renginys yra atviras, ar ne, ir mes labai kviečiame ir stipriname jūs, kad nusipirktumėt bilietą ir atvyktumėt, nes suvažiuos visos, kurios yra pačios aktyviausios ir kurios nori išgirsti vieną kitą. Tikrai taip. Kiekvienam renginiui ruošiamės atsakingai ir tikrai galiu pasakyti, kad Ramūnė, ar pritarsi man, kad turim tam tikrą pajautimą naujų tendencijų rinkoje. Pameni, kai pradėjome organizuoti jau didesnius renginius, čia buvo tikriausiai prieš kokius 4 metus ir darėme pirmąjį, na, ne pirmas buvo, ten 3 gimtadienis, bet pirmą kartą darėm gimtadienį World Cafe formatu. Taip. Tai buvo irgi tam tikra tokia naujiena, trendas, nors tai kaip ir buvo žinomas metodas. Tada per mūsų organizaciją Mastermind metodas išpopuliarėjo labai smarkiai. Speed networkingą integravome į kitą mūsų gimtadienį. Debono metodas, Skrybėlių metodas, kuomet mes nagrinėjome tam tikras temas per tam tikrus klausimus. Taip, tikrai taip. Ir iš tiesų reiktų pasidžiaugti, kad įvairūs tie metodai ir tinklaveikos įrankiai ateina ne tik iš mūsų, ne, vat kaip kūrėjų, sakykime, sugalvojimo, bet tai yra ir mūsų narių indėlis, didžiulis, kurios pasiūlo tikrai daug įvairių idėjų ir aš ne kartą įsitikinau, kad būti bendruomenės dalimi yra labai labai didelė vertė. Tai yra, nu net nežinau, kaip įvardinti tokius dalykus, kada tai gali būti palaikymas juntamas ne tik tada, kada tu verslą darai ir tikiesi kažkokio tai išorės palaikymo ar naujų klientų rato ar kažko, bet bendruomenė labai dažnai jos jėgą tu pajunti tada, kada tau gyvenime kažkas galbūt ir klostos ne taip, kaip tu tikėjaisi. Sulaukti palaikymo tau sunkiais gyvenimo momentais. Ir noriu pasidalinti vieną tokią išgirstą frazę. Vienas psichologas, man atrodo, yra pasakęs, kad jam buvo užduotas klausimas, kodėl žmogus nori priklausyti bendruomeniai. Vat iš kur yra tas poreikis. Taip, taip. Ir atsakymas buvo iš tiesų labai paprastas. Aš tada taip ir susimašiau, galvoju, o geras. Atsakymas yra toksai, jog mes kaip žmonės, mūsų karta tikriausiai yra pirma arba antra karta, kurie gyvename atskirai nuo tėvų. Anksčiau tiek, vat, pavyzdžiui, mūsų seneliai, proseneliai visi gyveno kartu, ne? Ir, nu, tėvai augino vaikus, seneliai padėjo prižiūrėti anūkus, ten tetos gyveno kartu, ne? Ir buvo tokios mažos bendruomenės, kur, nu, ten vas susipyko su vyru, ne? Tai nueina ten pasikalba su kokia pusseserė, su sesė, su kažkuo, ne? Pasiguodžia ir, na, išlieja tas emocijas ir gauna palaikymą. Dabar, kai mes pradėjom visi labai vesti individualius gyvenimus ir va tos tokius poreikius, neturėti įvairius čia gyventi atskirai, keliauti po vieną, čia meilė savo. Solo verslas. Taip, solo verslas, solo ten dar kažkas. Tai, ir tu finale dienos pabaigoj jautiesi vienišas. Taip, taip. Nes tu viską darai vienas. Ir bendruomenė va tokiu atveju, ne, tiek sporto bendruomenė, tiek tinklaveikos verslo bendruomenė ar, nežinau, sporto bendruomenė, jinai tau tampa atrama gyvenime. Tokiu, nu, taip, tokiu tavo draugu, sakykim, taip. Tuo, kurio tau trūksta savo šeimoje, aplinkoje, artimojoje aplinkoje. Iš tiesų, Ramūnė, aš dar va tokį pastebėjimą turiu, kad dauguma žmonių bendruomenėse sprendžia savo vienišumo problemą. Tikrai taip. Ir tikrai nepaslaptis yra, aš nekartą dalinausi tokią irgi savo frazę, kad būti verslininku yra vienišiausia profesija. Iš tiesų. Taip ir yra.
iš tiesų taip ir yra, nes kai tu pradedi būti tuo verslininku, ane, tu pradedi daryti tam tikrus dalykus, kurie kitiem nepatinka, kurie galbūt kitus gąsdina, atstumia, Nepatogus. nepatogus. Tada, kai tu jau, sakykime, kažką pasieki, padarai, tu vėl tampi nepatogiu, Taip. nes tu tai padarei. Nu, pradžiai nieko nebuvai padaręs, nepatikai, paskui padarai, nebepatinki. Nu, tiesiog, kad tu visada esi tam tikroj konfrontacijoje. Visada. Verslas yra apie riziką ir tu visada kažkom tai rizikuoji ir tikrai rizikuoji ir netekti ir žmonių. Yra ir taip. Yra ir taip, ir paprastai, kai tau sekasi, tai neišsirikiuoja eilė. Ir žinai, aš dar iš mokymų srities pasakysiu tokį pavyzdį, kad didžiausias nepatogumas, su kuriuo susiduria žmogus, pradedantis vykdyti savo verslą, veiklą, tai yra savo aplinkos prašymas kažką padaryti už ačiū arba suteikti didelę nuolaidą. Taip. Ar ne? Teko juk mums visiems su tuo susidurti. Ir kiek yra žmonių, kurie prie tavęs prieis ir sakys, žiūrėk, aš matau, kad tu kažką pradėjai. Aš būsiu tavo pirmas klientas. Ir sumokėsiu tau daugiau plius arbatpinigiai. Būtent. Ir sumokėsiu tau daugiau plius arbatpinigiai, kad tau sektųsi ir kad tu lengviau įsivažiuotum. Arba aš tau duosiu kontaktą žmogaus, kuris tau gali būti naudingas. Būtent. Kur jums abiems gali būti, stiprėjimo garantas, sakykime Taip. taip, ar ne? Tai Taip. to reikia mokytis. Ir tinklaveikoje, kai susirenka žmonės, moterys šiuo atveju, kurie nori kurti savo verslus, nori kurti, stiprinti savo veiklas, jie pradeda suprasti, kad tai yra ne apie nuolaidas, tai yra ne apie išlygas, tai yra apie tai, kaip padėti vieni kitiems sukurti vertę, ar ne? Ir būti tais, kurie sakys, aš būsiu tavo pirmas klientas. Tikrai taip. Ir dar, Ramunė, yra toks mitas galbūt, arba toks pagalvojimas apie tinklaveiką, apie networkingą, kad Taip. tai yra aš tau, tu man konceptas. Bet taip Nu, nėra. Aš tau, tu man. Mhm. Ne? Iš tiesų, iš vienos pusės galbūt ir taip, bet iš kitos pusės tai tas aš tau gali baigtis nebūtinai tu man. Tai bendruomenė man. Tai Ne? 100%. Aš tau, o bendruomenė man. Ir šitoje vietoje yra labai stipru. Iš tiesų darydami, visi sako, ne, kad ten daryk gerus darbus ir tau jie grįž su kaupu ir panašiai. Tai bendruomenė ir yra ta vieta, erdvė, kurioje tu gali tuos gerus darbus daryti, ne? Taip, Ir taip. tikėtis tos grąžos iš aplinkos. Tai kokiu principu tai veikia, kaip tai veikia, aš negaliu paaiškinti, bet aš tikrai žinau, kad tai veikia, kad kai tu stengiasi dėl vieno žmogaus, dėl kelių žmonių, nebūtinai tie žmonės tau grąžins tą, Tikrai. sakykime, tavo padarytą gerą darbą, tau tai gali grįžti tiesiog Bet tai visai grįš. kitais keliais. Bet tai Žinai, grįž. Todėl, taip. kad viskas yra tarpusavy susiję. Žinai, aš Tikrai dar taip. esu negi girdėjusi tokį pastebėjimą, lyg prieštaravimą vienoje situacijoje. Sako, žinai, Ramunė, tu gyveni tokiam burbule savo socialinio kapitalo ir iš tikrųjų nematai arba nejauti, kas vyksta realioj Lietuvoj, sakykime, arba realioj verslo situacijoj. Tai buvo kalba tuo met, kai aš sakiau, kad mes palaikome vieną kitą, kad pas mus nėra heito, ar ne? Jog mes nesusilaukėme žinučių, dėl kurių paskui tenka išgyventi psichologiškai, kodėl čia taip arba kitaip apie mane pasakė. Ir tą akimirką, kai tai išgirdau, galvojau, ar čia yra pliusas, ar tai yra minusas. Bet pergalvoju, suprantu, kad aš linkiu tokio pobūdžio bendruomenės ir burbulo visiems ir visom. Tikrai taip, o kodėl? Tai visi stengiamės susikurti kažkokią tai savo Būtent. aplinką, tiek gražius namus, gražias šeimą, su draugais irgi norim bendrauti tokiais, Taip. kurie neįžeidinėja mūsų, ne, kurie Kurie su inspiruoja kuriais- mus. Taip, taip, mes norim savo geriausio varianto, ne? Tai Tikrai. o kodėl nenorėti turėti palaikančią aplinką? Nemanau, kad, žinai, būtų protinga norėti būti tarptų, žinai, kurie tavęs nemėgsta. Nu, čia toks, žinai. Ir kitas momentas, kodėl šitą istoriją pasakoju? Todėl, kad neretai iš mūsų potencialių narių, turime su tais nariais, su kuriais mes bendravom, bet jie dar svarsto galimybę stoti į bendruomenę, jie sako, aš gal geriau suinvestuosiu
į reklamą, tapsiu žinoma, surinksiu didelę auditoriją sekėjų ir taip save reklamuodamas pasieksiu savo rezultatą, kurio tikiuosi. Ir ten yra visko, ne? Ten atsiranda viskas ir su tuo visku labai sunku susitvarkyti, todėl kad dalis yra dėl skaičiaus, mes puikiai suprantam, ir dalis yra tie žmonės, kurie niekada nebus tavo pirkėjai. O kai bendruomenė auga, bendruomenė, kuri tie patys ir sekėjų paskui, ar ne prasme, iš sąmoningų žmonių, kurių aplinkoje tu nori būti, tai ir buvimas procesas, ir rezultatas yra visiškai kito kalibro. Tikrai taip. Tikrai taip, nes bendruomenė, jinai yra, nėra baigtinis dalykas, ne? Vat mes su tavim ne kartą esam diskutavę, kad atrodo, padarysi kažkokius tai dalykus, užtikrinsi tam tikrus procesus ir bus baigta. Bet čia niekada niekas nebus baigta, dėl to, kad bendruomenė yra gyvas organizmas ir nuolat joje vyksta transformacijos ir tam tikri pokyčiai, prie kurių ir tu pats turi derintis, ir tu tokiu būdu ir pats augi. Aš asmeniškai galiu pasakyti taip, kad mano manimu nėra geresnio saviugdos mechanizmo, ar kaip pasakyti, universiteto, nei būti bendruomenėje. Arba būti versle. Aš kaip sakau, vis nedrįstu tokio posto parašyti, bet tokią mintį nešiojusi kurį laiką. Ir visiems tiems žmonėms, kas galvoja, kad užsiema saviugdą, skaitydami ten knygas, atlikdami įvairias meditacijas, ten praktikas, aš nieko nesakau, viskas yra tvarkoj. Bet jeigu jūs norite iš tiesų augti, atsidarykit verslą, UABą, tapkite PVM mokėtojais ir tada mes galėsim pasikalbėti apie asmeninį augimą. Nes kai tu, žinai, darai tai be praktikos, tą asmeninį augimą, tiesiog, aš irgi mėgstu ir audio knygas klausyti, ir įvairius podcastus, ir viską, ir tu įsikvepi, bet jeigu tu to niekur nenuneši ir nepadarai, nepritaikai. Tai man, pavyzdžiui, asmeniškai, aš kaip jaučiuosi, ne, kur aš labiausiai patobulėjau kaip žmogus, kaip lyderis, tai savo versle. Kurdama savo verslą ir mokydamasi. Keliaudama per situacijas. Taip, mokydamasi, keliaudama per situacijas ir darydama tam tikras išvadas. Man asmeniškai tai pats geriausias universitetas. Pritariu ir girdžiu tai iš mūsų moterų. Iš tikrųjų, reguliariai tai girdžiu iš mūsų moterų, kai jos dalinasi. Ir juokas juokais, prisimink, Vilma, kai mes pradėjome kurti savo verslą, kai organizacijai buvo tik pirmieji metai, mes nesinaudojome jokiais socialiniais tinklais ir jokia reklama. Čia gerai, kad tu priminėjai šitą dalyką. Iš tiesų mes bendruomenę sukūrėme nuo nulio, bet kad nuo tokio visiško nulio. Nuo minuso. Nuo plintuso. Nuo plintuso, nes, realiai, aš pamenu tada, man atrodo, Olga Kairienė sako, Vilma, sako, žinok, man atrodo, kad jums reiktų bent svetainę, sako, bent domeną jūs nusipirkit, nes kažkaip keistai atrodot. Iš tiesų, pradžioj neturėjom nei svetainės, nei socialinių tinklų. Ir jeigu gerai pamenu, man atrodo, mes savo svetainę ir socialinius tinklus sukūrėme tik tai gal po 2 metų veiklos. Taip. Kai, man atrodo, kaip tik ištiko karantinas. Taip, jau profesionaliai kalba eina, nes mes turėjom vidinę grupę, kurioje vyko gyvenimas, bet jinai nebuvo išorinė ir nebuvo tikslingai skirta reklamai. Taip, tai tik tai gal po kokių 2 metų veiklos vykdymo sugebėjom, susikurti socialinius tinklus ir tiesiog aš noriu pasakyti, kad, žinot, kitą kartą žmonės kūrė kažkokias tai savo idėjas, verslus, paslaugas ir galvoju, tai man reikia pasidaryti profesionalią fotosesiją, man reikia čia reelsų prisifilmuoti, čia reikia tą padaryti, čia tą susikurti. Žinot, aš jums pasakysiu, mes visą tai padarėm be to. Ir kodėl mes padarėm? Ir nieko be reklamos, tiesiog mes kažkokie tai partizanai. Iš lūpų į lūpas. Taip, ir rinkodara iš lūpų į lūpas. Mes vadovavome seniausių reklamos metodų. Iš lūpų į lūpas. Ir kitas momentas, aš manau, kad tai yra didžiausias organizacijos mūsų patvirtinimas, jog mes kokybiškai networkinam, tinklaveikaujam. Nes jeigu tu nesi geras tinklaveikautojas, paskui tave niekada neis žmonės. Tikrai taip. Jeigu tu esi tas, kuris moki įkvėpti ir užkrėsti savo idėją kitus, tu kalnus nuversi. Tikrai taip.
Ir aš vat galvoju, mūsų sėkmės, va ta, žinai, dedamoji, sakykim, nes yra daug idėjų, yra daug įvairiausių dalykų, bet, nu, ne visi prigyja, ne visiems pasiseka. Nu, Ne jeigu visi galima turi ištvermės įvardinti, tiek. taip, jeigu tai galima iš vis vartoti tokį žodį kaip sėkmė, nes man tas toks žodis sėkmė, tai sėkmė yra darbo rūbais apsirengęs žmogus, kuris, kaip ten sako, žinai, jeigu nori spindėti visų akivaizdoje, turi dirbti niekieno akivaizdoje. Taip. Tai Taip. va čia yra sėkmė, jeigu tai yra sėkmė. Sėkmė to nepavadinsi, tai yra nuosekliai siekiamas procesu, nuosekliu procesu siekiamas rezultatas. Taip, mes ištisai dirbom ir aukojom, va iš to balanso rato dabar tai ten tas 8 valandas gyvenimo 3 metus. 3 Šiaip metus. realiai. Sąžiningai, nuosekliai 3 metus. Taip. Turėdamos papildomas veiklas, būtina paminėti ir tai. Tiek aš, tiek Vilma, mes abi ir dabar, kaip ir tada, turime beveik 50% gyvenimo kitose veiklose. Taip. Ir tos veiklos reikalauja daug įsitraukimo. Aš dirbu su žmonėmis savo lektorystės kelionėje, dirbu su skirtingų įmonių pardavimo ir klientų aptarnavimo komandomis, ugdau jas. Vilma, lygiai taip pat tu dirbi su nekilnojamu turtu ir dirbi su žmonėmis. Ir manęs labai dažnai klausia, kaip jūs apskritai nuo tų žmonių nepavargstat. Iš kur pas jūs yra resursas duoti? Tai pavargstam. Mes irgi žmonės, mes irgi pavargstam. Ir čia, žinai, mes meluotume, sakydamos, ne, mes nepavargstam, mes čia, žinai, įsikvėpusios fėjos nuo ryto iki vakaro skrydom ant ten šitų plunksnų. Nu, taip nėra. Aišku, pavargstam, bet sakau, yra toks auksinis momentas, žinai, pagauti save prieš pervargimą, prieš pavargimą, ne pervargimą. Prieš tai, kai tu jau būsi pavargęs. Tiesiog ir aiškiai labai apibrėžti savo asmeninį, šeimos ir laisvalaikio laiką. Taip. Ir visą tai sprendžia labai puikiai. Va, geros atostogos irgi padaro tai, kad tu pasilgsti bendravimo. Tai tiesiog reikia suplanuoti savo darbo ir poilsio režimą. Ir net jeigu labai patinka tas darbas, nu nedirbti jo laisvu laiku. Tiesiog nedirbti. Neleisti savo dirbti per savo laisvalaikį. Žinai, daug kam dabar skambės taip, kaip man kažkada skambėjo. Nu, bepigu sakyti, kad čia man reikia dabar sporto įtraukti, ar ne, ten įtraukti keliones, jeigu aš negaliu dabar sau leisti, kaip pavyzdys, negaliu, nebūtinai finansiniu būdu, bet neturiu tiek laiko. Bet man labai patiko, Milda Sabienė berods vienoje iš mūsų stovyklų dalinosi, kai atsidarai kalendorių ir planuoji savo dienotvarkę, tai pirmiausiai pradedi, ar ne, savo planą, nuo sporto treniruotės, nuo grožio procedūros, nuo atostogų metinių ir tada aplipdai visais tais procesais ir projektais, kuriuos tu darysi. Kai aš pirmą kartą išgirdau šitą patarimą, man atrodė neįmanoma ir neįtikėtina. Šiandien dienai aš labai puikiai suprantu, kad savaitę į priekį yra suplanuotos sporto treniruotės, ar ne? Ir aplink tas sporto treniruotės keliauja visi kiti dalykai, kurie yra susiję su veikla, verslu. Ir mes puikiai suprantam, kad mes efektyvūs nebūnam 8 valandas darbo. Efektyvūs mes būnam duokdie 4 valandas non-stop, per kuriuos mes padarome pagrindinius dalykus, kas įtakoja mūsų veiklos arba verslo sėkmę. Aš dar noriu prisiminti galą vakarą ir intravertus, ekstravertus. Taip. Labiausiai, ir tokį klausimą, diskusijai tiesiog mum abiem. Labai dažnai girdim iš išorės, kad tinklaveika arba tas toks aktyvus bendravimas tinkamas yra intravertam. Ekstravertam. Atsiprašau, ekstravertam. Taip. Kad tai tokių ekspresyvių žmonių, o čia, žinai, tokiam tyliam ramiam būdui, kad ką aš ten veiksiu, aš ten bijau eiti, ten bijau bendrauti ir panašiai. Ir žinai, ką, Ramūnė, aš buvau nustebus tikrai per šių metų galą vakarą, mes kadangi turėjom dress kodus, pagal kuriuos, buvo moterys apsirengusios pagal savo tipą, ne, ir yra intravertiški tipai ir ekstravertiški tipai. Ir mano nuostabai buvo toks, kad, vau, tai buvo labai daug papūgų, ne, toks, sangviniškas, ekstravertiškas tipas, bet buvo labai daug pelėdų ir balandžių. Tai reiškia analitiškas tipas ir draugiškas. Ir žinot, ką, mėly intravertai, aš jums noriu pasakyti. Jūs esat patys geriausi tinklaveikautojai. Iš tiesų sakau nuoširdžiai, nors pati esu ekstravertė.
nuoširdus balandis ir analitiška pelėda, jie, žinai, jie nesiblaško, jie nėra tokie, Taip, jie eina konkrečiai ir jie moka kurti tą ryšį. taip. Vat pelėdos, nu, vanagai gal irgi nežinau. Apie save sunku pasakyti. Taip, apie save sunku pasakyti, bet ką noriu pasakyti, kad ekstravertai dažnai, nu, labai tą išdalina tą dėmesį ir jie, nu, išsiblaško save, vat, išbarsto, ne, ir paskui sako, oi, tai čia jo perdėgiau, pervargau, bet Tikrai ką taip. noriu pasakyti, kad intravertai, jie gal bijo tos masės žmonių, bet jie moka megzti tą ryšį, santykį, jį palaikyti. Jie pasiruošia santykiui. Jie pasidaro reikiamus namų darbus. Jie prieš kiekvieną susitikimą, jie iš tikrųjų pasidomi ir susidėlioja uždavinius, ką jie nori po susitikimo turėti. Ir kas labai imponuoja tiek ekstravertam, kurie su jais susitinka, tiek ar ne intravertam, jie padaro namų darbus. Tai reiškia, kad iš susitikimo išėję ir Taip. įsipareigoja kažką dėl kito žmogaus ar jo verslo padaryti, jie 100% tai padaro. Tai va tai yra labai svarbu ir tas atsakingumas yra labai svarbus. Kokia grėsmė ekstravertam tinklaveikauti, nes aš pati esu ta, kuri ilgus metus ant šito grėblio buvo užpuolusi, tai yra, kai tavim pradeda tiek daug žmonių domėtis, norisi su visais susitikti ir kuo greičiau, su visais pabendrauti, visiems patikti ir tu supranti, kad įvyko krūva susitikimų, bet nieko rimto. Tai vat čia yra ta grėsmė, apie kurią reikia pagalvoti ir tai grėsmei eliminuoti mes turime turėti planą. Ne veltui mes organizacijoje turime apgalvoję tam tikrus etapus, už kuriuos yra atsakingi skirtingi žmonės. Tai tam, kad tas planas atsirastų, nepaslaptis, kad yra mentorystės programa ir kiekviena mūsų Start for Networking nauja narė, jai yra priskiriama mentorė, teisingai, kuri padeda susidaryti tą planą ir įspėja, su kokiamis grėsmėmis yra galimybė susidurti pirmuosiuose mėnesiuose, kad neatsirastų tinklaveikos triukšmo pasekmės. Nes santykiai ir triukšmas yra neatsiejami dalykai ir gerai mum bepigu, Vilma, su tavim kalbėti apie savo išugdytą raumenį tinklaveikoje ir daug bendravimo, nes mes tą treniruojam. Sutik, mes tam esam jau treniruotos. Mes netgi instrukciją parašėm ir šiais metais sukūrėme pirmąjį Lietuvoje tinklaveikos planuoklį, kurį aš netrukus ir atsinešiu. Tinklaveikai reikalingas planas, mes sutinkam abi, ne? Taip, nes be plano mes nežinom, ko mes norim, nei su kuo susipažinti, nei ką tose pažintyse veikti kartu. Iš tiesų. Ir tą mes turime sukūrę pirmąjį tinklaveikos planuoklį su mūsų logotipu ir šūkiu, kai pasiseka vienai, atsiveria galimybės ir kitai. Iš tiesų, Ramūnė, tu čia daugiausiai savo širdies ir darbo idėjai. Galėtum trumpai paminėti, ko galima tikėtis šiame planuoklyje? Taip, iš tikrųjų, tai toks ir svajonės tam tikros įgyvendinimas, nes man pačiai labai rinkoje trūko darbo knygos, kuri nebūtų beveidė. Aš ir savo mokymuose dažnai naudoju šitą pastiprinimą. Ką reiškia nebūtų beveidė? Tai reiškia, kad prieš kiekvieną mėnesį aš ir mano, kaip sakau, man prijaučiantis tinklaveikos žmonės žinotų, kad reikia pasidaryti tam tikrus namų darbus. Taip. Kaip tik atverčiau, kaip atrodo prieš kiekvieną mėnesį. Taip, tam tikrus namų darbus, kurie padėtų sėkmingai tinklaveikauti, nes užpildyti kiekvieną dieną ar savaitę tam tikrais susitikimais gebame kiekvienas. Bet o kokie žmonės turi atsirasti tuose susitikimuose? Ką mes tuose susitikimuose turim nuveikti, kad jis būtų sėkmingas? Kaip jam pasiruošti? Kaip įkvėpti save, tinklaveikauti su ekstravertais ir intravertais, į ką atkreipti dėmesį. Kaip tik atsivertus esu balandžio mėnesį. Taip, ir yra testas. Taip, yra fantastinis balandžio mėnesio testas, kuris parodo, kiek mes esame jau pažengę tinklaveikautojai patys ir ar sėkmingai veikiame tą kryptimį. Ir kiekvieną mėnesį keliaujant tinklaveikos ritmu,
Aš jum pažadu asmeniškai, kad jūsų šie metai bus gerokai sėkmingesni negu visi kiti. Nors ir turėjau tokią grėsmę arba žmonių klausimų, sako, tai jeigu nenusipirkau jau sausio mėnesį, ar dabar man ta knyga dar bus vertinga, nes darbo knygą pirkti ten, kaip pavyzdys, balandžio, kovo mėnesiais gal jau yra per vėlu. Bet aš labai drąsiai pasakysiu, jog šita darbo knyga, ji nėra tik darbo kalendorius užsipildyti jūsų dienotvarkę. Niekur kitur jūs nerasite taip detaliai mėnuo iš mėnesio sudėliotų užduočių ir informacijos, ką ir kaip reikia padaryti, kad jūsų metų tinklaveika būtų nebeveidė. Taip, ir iš tiesų pažintis reikia planuoti, teisingai? Pažintis būtina planuoti. Iš tikrųjų, nes jeigu mes veikiame neplanuotai, dažnai sako, ateisiu į renginį pas jūs, ar ne? Nu, kaip sakant, intuityviai, jeigu su kažkuo susipažinsiu, man pasiseks, jeigu nesusipažinsiu, galbūt gerai praleisiu laiką išgirsdama, ką sako lektoriai pranešėjai. Bet įsivaizduokit, kiek jūs netenkate, jeigu jūs nepasidomėte, į kokią bendruomenę einate ir kokios bendruomenės nariai dalyvaus šioje susitikimo sesijoje, sakykim taip. Nes mes turime interneto puslapį, kuriame kiekviena moteris įėjusi gali pamatyti visus mūsų klubus ir visų mūsų klubų narės. Aš sąmoningai noriu tai pabrėžti, nes tikiu, kad ne visos moteris padaro šios namų darbus ir gal net nežino, kad tokia suvestinė duomenų yra. Ir nepaslaptis, kad ne visi ir žino, kokiu geografiniu išsidėstymu gali mus rasti. Tai mes esame Vilniuje, mes esame Kaune, esame Klaipėdoje, esame Šiauliuose, mes esame Ukmergėje, būna gyvi ir nuotolio susitikimai, ar ne, dalis taip, ir mes turime tarptautinį nuotolio klubą, kuris tik nuotolio susitikimus turi, ir ten yra prisijungę moteris ne tik Lietuvoje skirtingose miestuose reziduojančios, bet ir užsienio šalise. Tuo tarpu Norvegija, Prancūzija, dabar galvoju, Ispanija, tikrai nemažai moterų, lietuvių moterų, ar ne, noriu pabrėžti šitą momentą, lietuvių moterų skirtingose šalise. Ramune, kaip tu galvoji, kaip suprasti, kad networkingas tinklaveika yra efektyvu? Iš ko moteris turėtų suprasti, kad jį kokybiškai veikia ir kad socialinis kapitalas ją vertina. Nu, jos ratas, sakykime. Aš manau, kad įsivertinti padeda nuoseklūs tinklaveikos žingsniai. Ir pirmas dalykas, kas atsitinka, tai atsiranda naujas ratas žmonių, kuris pradeda tavimi domėtis. Čia yra pirmas toksai žingsnis. Antras žingsnis, tai yra pasimatavimas, ar tau pavyko tam ratui žmonių kažką tai sugeneruoti. Ar ne? Tau negauti, o sugeneruoti kitiem. Tai reiškia prisidėti savo patarimais prie jų idėjų, pasidalinti patirtim savo, ar ne, tam tikrose srityse, kuriuose jautiesi stiprus. Sugeneruoti kitiems žmonėms rekomendacijas, tai yra suvesti su žmonėmis, kurių jie ieško. Ne? Tapti kitų žmonių sėkmės istorijos dalimi. Jeigu mes jau šitus 2 žingsnius turim, mes tikrai galime tikėtis to 3 žingsnio, dėl kurio mes pradedam tinklaveikauti, tai tos saldžios grąžos. Kai kiti žmonės pradeda norėti mus rekomenduoti ir mus integruoti į savo projektus. Nes labai dažnai, kai pradedi tinklaveikauti, galvoji, kad nuo to reikia pradėti. Tačiau taip neatsitinka. Todėl, kad pirmiausiai žmogus, prieš norėdamas su tavim kažką tai veikti, kartu dirbti, jis turi tave pažinti. Todėl procesų nepagreitinsi. Ir tinklaveika tai nėra metų planas, po kurio aš patinklaveikausiu metus ir paskui nieko nedarysiu. Aš galiu pasakyti, kad kaip ir su sportu, dovanokit, kad tiek kartų tą sportą mes minime šiandien, tai turi būti gyvenimo būdas. Ir jeigu aš pradedu tai daryti, arba kaip su dantų valymu, ašgi po metų nemetu šito reikalo ir nenusprendžiu, kad pakankamai švarūs, praslysiu ir taip, ar ne? Tai yra gyvenimo būdas ir jeigu mes domime žmonėmis, jeigu mes mokame save reprezentuoti, o su metais savęs reprezentavimas tampa vis tobulesnis, todėl kad mes jau suprantame, kad nereikia kalbėti daug, o pakanka 1 minutės šlovės tam, kad tave išgirstų ir suprastų.
Mūsų žinutė savęs ir savo verslo pristatymo tampa vis labiau paveikesnė, nes mes suprantame, o ką per tą minutę mes turime pasakyti. Ne? Ir čia užsiveda toksai naujas hobis, kurį turiu aš ir nekartą pristatau, kai save reprezentuoju skirtingose konferencijose arba mokymuose, jog aš turiu naują hobį, aš kolekcionuoju žmonės. Kviečiu to mokytis kartu su manimi, nes per 18 metų aktyvių pardavimų savo gyvenime kolekciją turiu tikrai gausią. Ir ta kolekcija nebūtų tokia kokybiška ir vertinga, jeigu tie žmonės būtų, arba tos pažintys būtų tik vienkartinės. Didžioji dalis tų pažinčių yra daugkartinės. Tai reiškia, kad aš sugrįžtu prie tų žmonių, aš galvoju apie juos, aš domiuosi jais, aš žinau, kuo jie gyvena šiandien, ar ne? Ir nuolat savo artimų bičiulių ratui primenu, kad yra vienas arba kitas kontaktas, kuris jiem galėtų būti įdomus. Ne? Tai yra jie apytakos sistemoje tam tikroje. Nu, kad nuolat būti ryšyje su tave supančia aplinka Taip. ir domėtis jais ir tada, nu, toks ir tas atgalinis ryšys gaunasi, kad ir tie žmonės domisi, kad būti visada jo toj matomumo zonoj. Tai iš tiesų bendruomenė irgi būtent ir yra tas dalykas, kad tu esi matomas kitų žmonių akyse, Taip, ne? taip. Ir tu juos matai, ir jie tave mato, stebi ir tokiu būdu tu nuolat primeni apie save, apie savo veiklą. Taip, visiškai teisingai. Mhm. Žinai, netgi aš dabar kartais pradedu galvoti, kad mes labai esam geras kąsnis tom įmonėm, kurios nori samdyti influencerius. Kodėl? Todėl, kad mūsų organizacijoje yra publika, kuri iš tiesų yra aktyvi, proaktyvi, moki, neneigsiu pasakyti, tai yra žmonės, kurie gali sau leisti įsigyti kokybiškus vienokius arba kitokius produktus ar paslaugas. Todėl Start for Networking kaip prekės ženklas, jis tampa kaip influenceris ir neša tam tikras žinutes. Ne? Ir aš labai dėkinga tiek savo, tiek turbūt mūsų abiejų vardu visom organizacijom, kurios jau prisidėjo prie mūsų renginių, savo produkciją, savo pranešimais, savo programa tam, kad visi atvykstantis į renginius žmonės būtų apdovanoti, pastebėti ir kaip sakant, kad jie būtų laukiami, ar ne, svetingai sutikti. Ir aš manau, kad net verta tuos prekės ženklus paminėti. Tai yra Taip, iš mūsų, tiesų mes. ar ne? Norėčiau padėkoti mūsų pagrindiniam būsimo gimtadienio partneriui Stenders, Latvių sukurtam brandui, labai nuostabiai kosmetikai. Aš jau sakau, kad tai yra mano vienas mylimiausių brandų, tai Stenders, tuomet ankstesniem partneriam galime taip pat padėkoti, tai yra Biocel, Solovenus. Solovenus grupė, mes tikrai norim padėkoti partneriui, kuris ne vieną renginį keliavo su mumis, tai yra Douglas. Tikrai moteris visada labai džiaugdavosi išskirtinėmis dovanomis ir tapo tam tikrų produktų mėgėjos ir pirkėjos. Noriu padėkoti Jūratei Steponavičiūtei, Step by Step prekės ženklui, kurio dėka mes metus pradėjome fantastiškų įvaizdžių, jautėmės karalienės gala vakaro metu. Mes norim padėkoti Ribas Jewelry, iš tikrųjų ir su tuo šūkiu, kad svajonės pildytųsi karatais, mes pasitikome tuos gyvatės naujus metus. Labai dėkojame už nuostabią prezentaciją, už skonį jų siekti, turėti ir jais džiaugtis. Taip pat dėkojame Pergalės šokoladui, kuris jau ne vieną mūsų, prie keletos mūsų renginių yra prisidėjęs. Ir be jų nebūtų tokios saldžios tos renginių akimirkos. Mielos moteris, kviečiame jūs į 6-ąjį Start for Networking gimtadienį, kuris vyks jau balandžio 11 dieną. Šiam gimtadieniui esame paruošę įspūdingą net 4 lektorių programą. Pakviesime jūs šiemet į labai gražią vietą,
kuri turi įspūdingą savo aurą, kuri yra įsikūrusi pačioje Vilniaus širdyje. Neišduosiu, kur ta vieta, bet sekite reklamą, kad galėtumėt atvykti ir pasidžiaugti kartu su mumis. Planuojame daugiau negu 100 moterų būrį, tam, kad jūs turėtumėt galimybę ne tik išgirsti jums rūpimų temų pranešėjus, tačiau ir sudalyvauti proaktyviose dirbtuvėse, bet be abejonės turbūt vienas iš labiausiai norimų verčių, dėl kurių susirenka moteris iš skirtingų Lietuvos miestų ir atvyksta į mūsų renginius, tai yra kontaktai. Nepamirškit, kad čia galėsit atrasti tas moteris, su kuriuom tinklaveikos prasme ir jūsų verslo prasme tęstinumas yra garantuotas. Šio gimtadienio tema – balansas, tai gyvenimo menas. Ir iš tiesų, matydamos, kiek daug moterys daro dėl kitų, pamirždamos dažnai save, nusprendėme, jog atėjo metas verslą kurti tvariai, mylint save. Ir į šį gimtadienį pakvietėme tokius pranešėjus, lektorius kaip mylimas kunigas Algirdas Toliatas, Artur Lebedenko, Viktorija Čiujinskytė, Profitus įkūrėja, bei Arnas Markevičius, santykių ekspertas. Visi šie žmonės dalinsis savo asmeninę patirtimi ir įžvalgomis, kaip gyventi versle, neprarandant balanso ir kitose gyvenimo srityse. Ir dažnai pajuokaujame, jog verslininkas tolygu menininkas. Nes verslas reikalauja daug kūrybinio potencialo ir jeigu mes kuriame verslą, mes turime jausti savo auditoriją, kas šiandien dienai jai aktualu, kas jai rūpi. Todėl tikimės, kad šių metų Start for Networking gimtadienio tema bus tai, dėl ko susibursime visos, o po renginio sukursime vertės dar daugiau viena kitai. Nes kai pasiseka vienai, atsiveria galimybės ir kitai. Ir iš tiesų dar vienas palinkėjimas. Gana tų perdegusių moterų. Lai moteris tik dega, bet nesudega. Aš manau, kad daugelis mūsų moterų, kurios turi savo veiklas, labai mielai įsitaisys ant šitų foteliukų ir pasidalins ir apžvelgs savo verslo vertės ir privalumus. Nes žinai, Vilma, kai mes čia atėjom, šiandien sakom, o mes dar turėsim ką vieną su kita kalbėti. Aš tai pasimečiau, galvoju, kad jau mes visus klausimus aptarę esame. Per 6 metus. Per 6 metus jau. Taip. Bet pasirodo, tos beveik 2 valandos praskriejo ir dar galėtumėm kalbėti ir kalbėti. Tikrai taip. Auksinių minčių knygelė. Svarbu ne tai, kiek žmonių pažįsti, o tai, kas pažįsta tave. Auksinė frazė, Ramunė. Taip. Gal pakomentuosi kažką? O tai, kas pažįsta tave. Žinai, mane labiausiai džiugina, kai aš susilaukiu skambučių ir skambučiai prasideda tokiamis tezėmis arba klausimais. Ar jūs ta žmonių kolekcionierė? Va, čia tai geras. Arba būna tokie pasakymai, jog man jūs labai rekomendavo žmogus, kuriam yra tekę su jumis darbuotis ar ne, bendrauti. Ir aš manau, kad kuo daugiau mes turėsime ambasadorių, savo ambasadorių kaip specialisto, kaip srities eksperto, tuo mums mažiau reikės samdyti pardavimų žmonių. Nes čia yra tokie, žinot, kartais mes nesusimastom apie tokią taisyklę, jog mes galime turėti nemokamą pardavimo komandą. Nemokamą ir nemokėti jai atlyginimą. Tai yra žmonės, kurie yra labai patenkinti tuo, ką mes darome ir kaip mes tai darome. Ir jiem tiesiog norisi neatlygintinai nešti žinutę apie mus. Taip, mūsų rekomenduoti. Rekomendacija yra pats geriausias dalykas. Visi tarpininkai tai žino. Visi tarpininkai, galim pabaigai pašmaikštauti, kad geriausias būdas suprasti žmogų, tai išklausyti jį nepertraukiant. Bet sutik, Ramunė, kad dažnai sutinkam žmonių, kuriuos taip norėtųsi pertraukti ir sustabdyti, nes jie pamiršta, kad atėjo į susitikimą, kuriame turėtų vykti dialogas, bet vyksta monologas. Ir būna klausia, iš tokių tinklaveikos tipsų, o kaipgi nutraukti pokalbį, kuris tave jau užkniso? Realiai, tu jauti, kad tai yra tavo laiko vagis ir prieš tave sėdi žmogus,
kuris vagia tavo laiką, kaip su juo pasielgtum? Žinai, aš turiu atsakymą į šitą klausimą, nes karts nuo karto sulaukiu to klausimo. Mes nespręskime problemos tada, kada jinai vyko, mes jai užkirskime kelią iš anksto. Ir kad taip neatsitiktų, aš labai dažnai rekomenduoju, kai atvykstam į pokalbį, susitarėm, kad kaip pavyzdys, miela Vilma, labai malonu su jumis susipažinti, aš labai norėčiau pirmą pusvalandį išgirsti jūsų, ar ne, sėkmės istoriją, informaciją apie jūsų verslą ir kuo aš galėčiau jums būti naudinga. O antrą pusvalandį pažadu pasidalinti tuo, ką atsinešiau dėl jūsų. Ir tai yra labai geras tipsas, kuris padeda nesijausti nepatogiai, kai praėjo pirmas pusvalandis ir priminti, kad mums liko nedaug laiko. Būna vis tiek, žinai, nukrypsta žmogus nuo to, žinai, pamiršta, kad yra dar kitų žmonių, tai aš tai tokiais atvejais tiesiog, praktinis patarimas, toks gal truputį drastiškas, toks vanagiškas, gal ne visi išdrįs tai padaryti, bet žinot, jau jaučiat, kad tas žmogus ten jūs permušinėja, neklauso ir panašiai. Labai geras dalykas yra žvilgčioti į laikrodį, taip, žinot, intensyviai dabar daug kas laikrodžių nenešioja, yra telefonai ir, pradėti žvilgčioti į telefoną, pavyzdžiui, imituoti, atsiprašyti, sakyti, kad man skambina ir aš labai atsiprašau, turiu atsiliepti. Ir tokiu būdu perimti iniciatyvą ir užbaigti susitikimą. Taip. Žinai, čia yra pavojus tik tai tas, kad jeigu mes neapsibrėžėme ir sustabdama žmogų, tai nereiškia, kad jisai sakys, jog dabar, jūsų metas. Taip. Nes tai turi būti labai sąmoningai suvokiami dalykai ir to reikia mokytis. Ir dažnai juokaujame, kad po tokio susitikimo, kai vyksta monologas, ne dialogas, tas žmogus, kuris turėjo daug laiko save pristatyti, sako, koks geras susitikimas, kaip gerai pabendravom. Taip, jisai viską išsikalbėjo. Jam pavyko išsisakyti ir išsikalbėti. Bet, žinot, tokių keisų, atsiprašau už anglizmą, mes visi esame turėję. Taip.